Koks tai daiktas? Dar nesu tokio matęs. Kam jis reikalingas? O ar tavęs nestebina kiti daiktai, robotuk? Apsidairyk atidžiau, restorane pamatysi kur kas daugiau senovinių buities įrankių. Vargu ar juos kas nors tebenaudoja. Klausykis įdėmiai ir aš tau viską paaiškinsiu. Seniau žmonės atlikdavo tokius pat kasdienius darbus, kaip ir šiais laikais. Pavyzdžiui, skalbdavo drabužius, gamindami maistą, maldavo mėsą, maldavo pipirus ar kavos pupeles. Seniau buities darbams atlikti prireikdavo ne tik daugiau laiko, bet ir daugiau pastangų, rankų darbo. O kas yra buities darbai? Buities darbai – tai įprasti kasdieniai darbai namų aplinkoje, namų priežiūra, pavyzdžiui, kambarių tvarkymas, maisto gaminimas, skalbimas ar šiukšlių nešimas. Šie keisti daiktai, kuriuos matai restorane, yra seniau namų buities darbams atlikti naudoti įrankiai arba senoviniai buities įrankiai. Senovinius buities įrankius ir žmonių gyvenimą pakeitė mokslo atradimai. Buvo išrasta elektra ir kitos naujos technologijos palengvinusios žmogaus darbą ir buitį. Elektros prietaisuose žmogaus jėgą pakeitė elektros energija. Pavyzdžiui, seniau naudota rankinė mėsmalė – tai prietaisas mėsai malti. Seniau mėsą maldavo ranka sukdami mėsmalės rankeną. Rankinės mėsmalės keičia elektrinės. Jomis mėsa sumalama automatiškai, paspaudus mygtuką. Grūstuvė – tai dubens ar taurės formos indas, dažniausiai pagamintas iš akmens masės. Grūstuvėje galima sutrinti ir susmulkinti birius produktus, pavyzdžiui, kruopas ar pipirus. Pačiam grūsti produktus grūstuve reikia kur kas daugiau jėgų negu elektriniu malūnėliu. Juo pipirai sumalami per kelias sekundės. Visuose elektros prietaisuose žmogaus jėgą ir darbą pakeitė elektros energija. Senovinė rankinė kavamalė ir šiuolaikinė elektrinė kavamalė skirtos kavos pupelėms malti. Leisk man atspėti. Rankinė kavamalė kavos pupeles sumaldavo tik sukdami jos rankeną. Elektrinė kavamalė darbą atlieka už žmogų automatiškai ir greičiau. Visiškai teisingai. Elektrinės kavamalės gaminamos nuo 1930 metų. Kavos pupeles mala greitai besisukantys peiliai. Ką galėtum pasakyti apie seniau naudotą virdulį ir šiuolaikinį elektrinį arbatinį? Dėl mokslo atradimų net vandenį užvirti tapo paprasčiau ir greičiau. Iš tiesų, virdulį reikėdavo užkaisti ant laužo ar krosnies ir stebėti, kada vanduo užvirs. Elektrinis arbatinis turi savo kaitinimo elementą, o vandeniui užvirus savaime išsijungia. Įdomu tai, kad pirmieji elektrinį arbatinį išrado ir ėmė naudoti Britai. Nauji išradimai ir prietaisai pakeitė ne tik maisto gaminimą. Anksčiau kočelą naudodavo ne tik tešlai formuoti, bet ir patalinį staltiesiems rankšluosčiams lyginti. Kočelą drabužiams lyginti sudaro dvi dalis – apvalus pagalys ridinis ir dantyta lentelė rintė arba rumbė. Sudėtingesnis prietaisas skalbiniams lyginti – tai žarijomis kaitinamas lygintuvas. Karštų lygintuvų drabužius lyginti tapo lengviau ir paprasčiau. Dabar skalbiniai lyginami elektrinėmis laidynėmis. Lyginti drabužius tapo dar paprasčiau. Nebereikia naudoti žarijų, nes įjungtas į elektros tinklą prietaisas pats ima kaisti. Dėl mokslo laimėjimų dar vienas ryškus buities darbų palengvinimas yra susijęs su skalbimu. Anksčiau drabužius merkdavo į geldą ir po vieną rankomis trindavo per rumbę. Į skalbimo mašiną telpa daug skalbinių, o žmogus turi tik ją įjungti ir pasirinkti programą. Verpimo ratelį naudodavo siūlams verpti. Ar gali patikėti, kad kadaise siūlus gamindavo rankomis? Vienu metu verpdavo vieną siūlą. 1764 metais išrasta verpimo mašina. Vienu metu ją buvo galima verpti 8 siūlus. Vadinasi, viena mašina galėjo pakeisti 8 darbininkus. Šiuolaikinėmis verpimo mašinomis vienu metu verpiami 1000 siūlų. Kiek jos pakeičia darbininkų? 1000? Teisingai. Daug, ar ne? Dabar žinosi, kad dėl mokslo atradimų kasdienius žmonių darbus tapo įmanoma atlikti elektros prietaisais. Dėl mokslo atradimų žmonės sutaupo laiko ir jėgų atlikdami kasdienius darbus. Iš tiesų, mokslo atradimai pakeitė žmonių gyvenimą ir palengvino jų buitį.
Su šiuolaikiniais elektros prietaisais turime elgtis labai atsargiai, kad nesusižeistume ir nenutiktų nelaimė. Štai keletas taisyklių, kaip išvengti pavojų buityje. Įjungtas ir be priežiūros paliktas elektros prietaisas gali užsidegti ir sukelti gaisrą. Prieš išeidamas iš kambario visuomet patikrink, ar jį išjungei. Elektros prietaisą pakėlę ar patempę už laido galime jį sugadinti. Laidas gali įtrūkti ir kitą sykį į elektros lizdą įjungtas prietaisas gali užsidegti. Jei prietaisą reikia išvalyti, būtinai patikrink, ar jis išjungtas iš elektros lizdo. Prietaisas gali staiga pradėti veikti ir tave sužaloti. Neardyk ir nebandyk taisyti sugedusių elektros prietaisų. Tai elektros prietaisų taisymo meistrų darbas. Buitiniais elektros prietaisais ir įrankiais naudokis tik tada, kai šalia yra suaugusieji. Jie tau padės, jei kils bėdų. Klausydamasis tavo pasakojimų ne tik sužinau, kokie buities įrankiai išdėlioti restorane. Supratau, kad mokslo išradimai pakeitė žmonių gyvenimą. Elektros prietaisai ir automatinės mašinos padeda sutaupyti laiko, palengvina darbus ar netgi atlieka juos vietoj žmonių. Taip pat įsidėmėjau, kad su šiuolaikiniais įrenginiais ir ypač elektros prietaisais turime elgtis itin atsargiai. Tu tikras šaunuolis. Puiku.